Kiekvienas žmogus bent kartą savo gyvenime klausė savęs, kam aš atėjau į šį pasaulį, kaip turėčiau nugyventi savo gyvenimą. Ieškant atsakymus į šiuos klausimus, mes kreipiamės į šiuolaikinę literatūrą ar dvasinių senovės laikų tekstus. Ką apie tai pasakė didieji dvasiniai praeities mokytojai, savo akimis pamatyti vietas, kur jie gyveno ir tobulėjo? Leiskite savo trumpam pamiršti apie reikalus ir nuvykti į kelionę. Į mūsų protėvių senovės kultūros pasaulį, kurių gyvenimas buvo toks nuostabus, kad dabar primena pasaką. Mes aplankysim šventas vietas Indijoje ir Nepale, kur prieš 2500 metų gyveno savo nepaprastą gyvenimą princas Siddhartha Gautama. Atsisakęs turtų ir valdžios vardan aukščiausių žinių ieškojimo ir sutelkiant visas jėgas į dvasinį augimą, jis rado tai, ko ieškojo – priemonę, vaistą, atsikratyti žmonėms nuo ligų, senatvės ir mirties. Pažadinta sąmonės būsena apibrėžė, nulėmė jo naują vardą – Buda. Buda savo pasiekėjams įsakė aplankyti 4 vietas – jo gimimo vietą, parką Lumbinį, nušvietimo vietą, šventyklų kompleksą Mahabodhė, Bodh Gajoje, įstatymo rato sukimo vietą, tai yra pirmo pamokslavimo, parką Sarnath, taip pat Kushanagar, Budos į parinirvaną išėjimo iš mūsų pasaulio vietą. Be šių piligriminių vietų mes aplankysime valdovų rūmų, Kapilavastų sugriautą sieną, princo Siddhartha askezių vietą, Mahakala urvą, kalną Gridha Kutu, parką Vaišalį, istorinį paminklą Nalandą, griuvėsius, kurie kažkada buvo didžiausias universitetas, ir taip pat Katmandu, kur išsisaugojo nemažai pėdsakų didžiųjų praeities jogų. Jogos technikos daugelį amžių buvo naudojamos savo vidinio pasaulio pažinimui ir atsakymų į klausimus paieškoje. Todėl su klubo Om Guru dėstytojų komanda mes vykstame į šią kelionę. Sekant Budos keliu ir pažindinantis su jo gyvenimo aprašymu, mes pasistengsime suprasti, ar gali Rusijos žmogui būti artimas jo mokymas. Pirmą kartą aš išgirdau apie budizmą iš savo giminių, kai mano sesuo pasakė, kad ji galvoja apie religijos pakeitimą. Man tai buvo, švelniai sakant, šokas, nes aš ilgą laiką laikiausi krikščionybės, vaikščiau į cerkvę. Nuo pradžių mokiausi kažkokias maldas ir maniau, kad Rusijai krikščionybė tai ta religija, kuri palaiko šią tautą daug amžių. Ir tada aš pradėjau studijuoti šaltinius, surištus su šia asmenybė, su Buda. Pas mane įvyko kažkoks praregėjimas. Visi mano klausimai rado savo atsakymus prieinamame kontekste. Negaliu pasakyti, kad man buvo kažkas sudėtinga ar nepriimtina, nes iki to aš mažai filosofavau. Bandžiau ieškoti prasmės gyvenime. Pas mane buvo tam tikri buitiniai klausimai, kuriuos aš bandžiau išspręsti. Buvo tikslas, uždaviniai, paprasti, buitiniai, kaip pas visus žmonės. Todėl, kai aš priėjau tyrinėti pagrindinės budistinės koncepcijas, tai mane tai labai sudomino. Ir kuo daugiau aš tai studijavau iš teorinio taško, tuo daugiau aš rasdavau atgarsį kažkur savo viduje. Žvelgiant į Budos atvaizdą, mes galime padaryti skubotą išvadą, kad šio nuostabaus žmogaus asmenybė neturi nieko bendro su mūsų šalimi ir kultūra, nes jį dažniausiai vaizduoja su indų ar kinų veido bruožais. Tačiau jei detaliau patyrinėti senovinius raštus, šiuolaikinius darbus, skirtus Budai Šakyamuniui, mes galime prieiti prie išvados, kad jis turi tiesioginį ryšį su mūsų tauta.
O kultūros bendrumas Indijos ir Rusijos tautų tęsiasi nuo neatmenamų laikų. Aš galvoju, kad ryšys tarp mūsų kultūros ir ta, kurią mes galime stebėti Indijoje, didžiulė. Deja, dabartiniu laiku daug daroma tam, kad tautos jaustųsi atskirtos, kažkaip toltų viena nuo kitos ir neatsimintų savo šaknų, savo pirmtakų. Dabar apie mūsų kultūrų ryšius gali priminti panašios apeigos ir papročiai, simboliai, apsaugos ir ornamentai. Iki šių dienų Indijos gyventojai gerbė mūsų bendrų gentainių įstatymus, arijų, kurie išdėstyti šventuose vediniuose raštuose. Žodyje vedinis mes galime išgirsti veiksmažodį vedat. Tai yra žinoti rusų kalba. Šios žinios patys seniausiai išsaugoti tekstai mūsų planetoje buvo užrašyti senovės kalba sanskritu. 60 metais 20 amžiuje įvyko reikšmingas įvykis. Rusiją aplankė gerbiamas pasaulyje sanskritologas Durga Prasad Shastri. Po 2 savo kelionės savaičių jis atsisakė nuo vertėjo, kadangi pradėjo suprasti rusų kalbą. Savo pranešime jis parašė, kad jo nuomonė rusų ir sanskrito kalbos tai labiausiai panašios kalbos pasaulyje. Kažkada buvo vieninga kultūra, kuri apėmė tas teritorijas, kurios yra šiuolaikinė Rusija, Europos ir Azijos teritorijos. Pagal kai kuriuos duomenis, kai kuriuos vertimus, tai buvo pasaulinė civilizacija, kuri apėmė praktiškai visą žemės rutulį. Graudu buvo pripažinti, iš vienos pusės, ta rusų kalba, kuri skaitoma didinga ir galinga, anksčiau buvo dar didingesnė ir galingesnė. Sanskritas yra rusų kalbos prototipas. Buvo vieninga kultūra anksčiau. Tose vietose ji dar įsisaugojo iki mūsų laikų. Kaip materialūs kažkokie liudijimai, taip ir mokymų žinios. Šiuolaikiniai tyrinėtojai sako, kad Šakijų giminė, kurioje gimė Siddhartha Gautama, atėjo iš rytų šiuolaikinės Rusijos teritorijos ir įkūrė nepriklausomą karalystę tarp kultūrinio centro Varanasi ir Himalajų kalnų papėdėje su sostinė mieste Kapilavastu. Šakijai yra palikuonis legendinio caro Ikšvakų. Buvo puikus valdovai ir bebaimingi kariai, arba kalbant sanskrito terminu šatrijai. Raštuose pasakyta, kad caraitis Rama, vienas iš dievų Višnų įsikūnijimų mūsų planetoje, senovės eposo Ramajana herojus, buvo pagimdytas šioje arijų giminėje. Pagal Vedas, Šakių giminės medis išeina savo šaknimis į tuos amžius, kai dievas kūrėjas Brahma sukūrė šį pasaulį. Ikšvakų buvo pirmas caras dinastijos ir saulės dievo anūkas. Todėl šią giminę vadina saulėta. Suvokiant gyvenimą kaip dievišką žaidimą, suprantant, kad pasaulis yra sąmonės pasireiškimas, senovės arijai gyveno pagal sąžinę ir santaikoje su gamta, matant viskame dievišką esmę. Jei imti vardą Buda, iš tikro, tai pasirodo visai ne vardas Buda, o tai tam tikras epitetas. Mes čia girdime tokius pat žodžius, kaip pažadinti kažką tai, prabusti. Na ir gaunasi, kad Buda, tai iš tikro tiesiog prabudęs. Ir principe Buda gali tapti bet kas. Raštuose aprašoma, kad per visatos egzistavimą šių būdų buvo didžiulė daugybė. Žmonės dažnai painioja esmę ir formą. Tai yra, jei rusų žmogui pasakyti, va yra budizmas, pirma, ką jis savo įsivaizduos, tai statuja su siauromis akimis. Kažkokie rūbai tam tikrame kultūrinėme stiliuje. Sakykime tibetietiškame, nes budizmas atėjo per Tibetą. Ir mes matome tam tikrų atspalvių, bet neįžvelgia tos pasaulėžiūros, kurią duoda Budos mokymas. Tai tas dalykas, kurį verta pastudijuoti, susipažinti visiems, nepriklausomai nuo odos spalvos, tikėjimo, kalbos, priklausomybės kažkokiai geografiniai vietoviai. Tai neturi absoliučiai jokio prisirišimo. Tai neverčia nieko nešioti kažkokius daiktus, skusti plaukus ar nešioti barzdą, kalbėti kažkokia kalba.
to budizme nėra. Budizmas, jis parodytas visiems be išimčių, jei galima taip pasakyti. Buda tai iš tikro ne kažkoks kinietis, kuris gyveno Indijos šiaurėje, o iš tikro jis arijus. Ir man tai pasirodė labai įdomu, nes kai skaitai, pavyzdžiui, Džatakas ar sutras, pabaigoje šių sutrų sakoma, tai Buda išaiškino arijų tiesas. Man žinoma, artimesnis vedinis žinios, konkrečiai protėvių žinios. Ir kai aš pradėjau domėtis budizmu, žinoma, žvelgiau atsargiai, nes žinoma, kad tik tavo protėviai, jie tau linki gėrio. O jei tu priimsi svetimus mokymus, prie kokių rezultatų tai prives? Tai didžiulis klausimas. Nes turi būti ryšys, perdavimas. Ir suprantama, kai aš apie tai sužinojau, kad visos šios žinios, kurias davinėjo Buda, nuo seno, tai mūsų protėvių žinios, tada žinoma atsirado papildoma pagarba ir supratimas. Žmogus, kuris gimė Rusijoje, ne faktas, kad jis praeituose gyvenimuose negimė Budos laikais. Ir galimai būtent Buda padės jam atsiminti tą kelią, kuriuo jis ėjo. Galima net netikėti į gimimų ir mirčių ciklą. Galimai kažkas suvoks informaciją iš vieno mokytojo, bet iš kito jis visiškai nesupras nieko, nors mokytojai kalbės apie tą patį. Galimai būtent Buda taps tuo laidininku, ta šviesa, tuo atradimu, dėka kurio žmogus suvoks, kuriuo keliu verta jam eiti toliau. Galimai kažkas iš jo pamokslavimo, iš sutrų, iš džatakų, iš kažkokių ryčių, istorijų apie Budą taps artimas žmogui. Trys pasakys, dabar tai aš supratau. Ir Veduose, ir budistiniuose raštuose yra svarbus pasaulėžiūros ypatumas, tai tikėjimas į reinkarnaciją, ratą gimimų ir mirčių. Pagal šį pasaulio paveikslą Dživatma yra individuali dvasia, po fizinio kūno mirties palieka jį, kad gauti naują. Ir sekančiame pergimime viskas prasideda iš naujo. Gimimas, augimas, nauji išbandymai, senatvė ir mirtis. Šie ciklai yra efektyvi priemonė dvasios augimui ir būtinų pamokų praeidimui. Reinkarnacijos egzistavimą galima patvirtinti daugeliu įvairių žmonių istorijų iš viso pasaulio, kurie atsiminė savo praeitus gyvenimus. Ir įsitikino tame, kad šie atsiminimai nėra jų protų fantazijos. Svarbu tai, kad supratimas gimimų ir mirčių ciklo iš esmės keičia požiūrį į gyvenimą ir, kaip taisyklė, daro jį gerokai įdomesniu ir suprasmintu. Visiškai akivaizdu, kad praeituose gyvenimuose aš Tibete buvau. Budos mokymas man buvo labai artimas. Tiesiog aš to neatsimenu. Iš kur aš darau tokias išvadas? Nes tai man labai lengvai atsiveria. Aš suprantu, kad tai visada gulėjo pas mane ant lentynos. Tiesiog aš to nemačiau. Daugeliu supratimu, Indija tai jogų šalis, kur klimatinės sąlygos priimtinos tam, kad žmonės nevargintų savęs sunkiu darbu, visus metus valgytų šviežius vaisius ir kasdien užmetinėtų koją už galvos. Tačiau šie įsivaizdavimai labai toli nuo realybės. Didelė dalis šios šalies gyventojų gyvena už vargo ribos. Ir dauguma vaikų užsiema sunkiu fiziniu darbu, padedant savo tėvams. Daugeliu indų mūsų daugiabučiai namai pasirodytų prabangiais rūmais. Supratimas to verčia mūsų kelionės dalyvius žvilgtelėti naujai į Rusiją. Kai mes nuvykome pirmą kartą, aš buvau biuro darbuotoja. Pas mane buvo visiškai kitas gyvenimas. Ir su joga aš ir pradėjau pažinti. Todėl visa tai, ką aš pamačiau Indijoje, man buvo didelis šokas. Tai yra aš apie budizmą, tikriausiai. Tada sužinojau pirmą kartą. Susidūriau su visomis tradicijomis, su papročiais. Ir tikriausiai labiausiai nustebino šis gyvenimas Indijoje. Kaip ten gyvena žmonės, kaip gali gyventi žmonės. Po to aš buvau netikra, kad važiuosiu į Indiją dar kartą. Bet visgi taip susiklosti gyvenimas, kad dabar aš važinėju labai dažnai. Pirmą mano kelionę sąlyginai galima pavadinti indišką. Nes ši kelionė buvo į Gao. Tai tokia kurortinė valstija. Jie stipriai skiriasi nuo to,
ką aš pamačiau kelionėje su klubu. Tačiau net nežiūrint į tai, tokia stipri kažkokia neįprasta Indijos dvasia, kad net ta kelionė mane paveikė. Ir grįžus iš jos, panorau pabandyti pereiti vegetarinį maitinimosi tipą. Kažkaip labai lengvai ir paprastai aš tai padariau. Ir toliau jau prasidėjo permainos. Tai buvo šauksmas, iš tikro, Indijos. Aš pradžioje skraidžiau į absoliučiai kitą šalį. Terakotos spalvos, raudonos spalvos žemė. Ir aš pasakiau savo mintyse, aš būtinai grįšiu. Aš grįžau iš savo vasaros kelionės. Kaip tik papuoliau pagal savo karmą į dėstytojų kursus. Ir tą pačią vasarą, rugpjūčio pabaigoje, aš įsigijau bilietą į Indiją į vieną pusę. Tradiciškai gaunasi, kad aš perku bilietą į vieną pusę. Iš tikro, tai buvo iššūkis, kad reikia tenai nuvykti. Jei jau tapau jogos dėstytoja, suprasti, kas ten liko iš to, ką mes mokėmės kurse, kas dabar šiuolaikinėje Indijoje, o taip pat pajausti senovės kultūrą, pažiūrėti, kaip ten gyvena žmonės. Tuo metu aš jau pradėjau užsiiminėti jogą. Pirma asociacija, žinoma joga, tai kažkur Indijoje. Be to labai norėjusi ne šiaip nuvykti į Indiją, nuvykti dar ir pačiam. Tai yra, pačiam organizuoti kelionę, nuo ir iki, kad nebūtų kažkokio prisirišimo prie kažkokios programos iš anksto. Todėl jau kelionės pabaigoje aš supratau, kad man norisi pabėgti iš įprasto gyvenimo ir skirti savo kažkokį laisvą laiką, kad aš galėsiu pailsėti. Ir va taip gimė mintis nuvykti į Indiją. Labai daug skaičiau, numačiau savo apytikslį maršrutą, ką aš noriu aplankyti. Nupirkau bilietus ir išvykau tenai. Smagus įvykis buvo. Aš buvau Rišikeše, o ten viename iš ašramų jie vakarais rengia. Nežinau, kaip tai teisingai vadinasi. Jie visi susirenka Gangos pakrantėje, įsitaiso, ima į rankas liepsneles ir pradeda kažką savo dainuoti. Su jais pasėdėjau. Sekančią dieną aš užėjau pas juos į ašramą. Aš pamačiau svarbiausią vyrą, kuris buvo svarbiausias ceremonijoje. Jis pro šalį praeidinėjo. Aš žiūriu, ten ant kranto stovi labai graži statuja. Ir ašrame tokia pati, labai gražus vyras, sėdintis Sidhasanoje su gyvatė ant kaklo. Galvoju, kas per statulą tokia? Kas tas vyras? Jis į mane žvelgia ir man pasirodė, kad pas jį akis iššoks iš orbitų. Jis toks, tu ką? Taigi Šiva. Aišku. Tai yra tada labai skurdus supratimas buvo apie vedinę kultūrą ir apie Budą. Indijoje, kaiminystėje, skirtingos kultūros. Dauguma šios šalies gyventojų išpažįsta hinduizmą, sanskritu Sanatana dharma, amžinas kelias arba amžinos taisyklės, paremtos vediniais raštais. Pagal šiuos tekstus Šiva, vienas iš svarbiausių vedų dievų, paliko žmonėms mokymą apie jogą. Pažindinantis su istoriniais paminklais Indijos ir Nepalo teritorijose, mes galime pamatyti piramidinio tipo statinius, kurie vadinami stupa. Kai kurios iš jų stebina keliautojus savo milžiniškais dydžiais. Ryškių pavyzdžių tokių grandiozinių statinių gali tarnauti stupos, kurios išdėstytos Nepalo sostinėje Katmandu. Čia yra daugybė šventyklų, vienuolynų, budizmo ir hinduizmo paminklų. Ryškios spalvos triukšmingose gatvėse ir išsibarčiusių suvenyrų, kiekviename kampe garbinamos piligrimų vietos, savitos aikštės ir muziejai. Šį turizmo centrą mielai lanko keliautojai iš viso pasaulio. Viena iš labiausiai mylimų ir lankomų vietų Nepalo sostinėje tai budistinis šventyklų kompleksas Badnath, kurio centre iškilusi bendravardė stupa, architektūrinis statinys, simbolizuojantis išmintį, įveikimas apgaulingų
supratimų apie pasaulį ir nušvitimo pasiekimas. Tai yra pilnas žmogiško potencialo išvystymas. Jei jūs kada nors nuvyksite į Kaukazą, net Rusijoje, Stavropolio krašte, Krasnodaro krašte, ten matomi iki šiol dar pilkapiai, tokie įspūdingi statiniai, kurie, kaip protėviai gyveno šiuose teritorijose, jie kažkodėl laidojo savo žymius žmonės, ar dvasinius veikėjus, ar karius. Darė tokius pilkapius pakankamai specifinius. Kam? Nes jei į šią planetą ateina kažkoks tai didis veikėjas, būna tai karys ar dvasinis lyderis, ar tai kažkoks pasiaukojantis žmogus, kuris atnešė visuomeniai kažkokią gerovę, tai jo geroviškas gyvenimas persmelkia visą jį. Tai yra jo kūnas persmelktas šią gerovės energiją. Todėl šie pilkapiai buvo kaip tam tikras palaikymas ateinančioms kartoms. Budizme kiti statiniai vadinami stupos, bet iš esmės tai praktiškai tas pats, kas ir pilkapiai. Tik skirtumas tame, kad pilkapiuose laidojo kai kada visus. Na bent jau archeologinės iškasenos apie tai byloja, o stupose laidojo palaikų pelenus. Stupa vaizduoja savimi prašviesėjusio proto simbolį. Yra daugybė formų stupų ir jos laikomos iš tikro tam tikro vaizdo simbolių žmonėms, kurie siekia dvasinio tobulėjimo. Kaip taisyklė, statant į jas įdeda kažkokias relikvijas, šventus tekstus, dar kažką, praveda kažkokius ritualus. Natūralu, visa tai siejasi su vietos energetika ir tų daiktų energetika, kurie yra šioje stupoje. Ir pati stupa ir erdvė aplink ją dar ilgai išsaugo šią energiją. Tai yra tam tikra jėgos vieta praktiškai. Bonat stupa pastatyta 6 amžiuje ir dažnai minima istoriniuose dokumentuose. Per gyvenvietę, susikūrusią aplink šventyklos kompleksą, driekėsi kelias iš Tibeto į Indiją. Ir čia dažnai apsistodavo piligrimai. Skaitoma, kad šioje stupoje saugomos Budos Mahakašjapos relikvijos, Priešselio pirmtako Budos Šakyamūnio, kuris įsikūnijo žemėje tais užmirštais laikais, kai žmonių gyvenimas tęsiasi apie 20 000 metų. Stupa vaizduoja savimi erdvinę mandalą, vieną iš pagrindinių budizmo tradicijos simbolių. Kiekviena detalė šios sudėtingos simetrinės figūros turi gilią simbolinę reikšmę. Budistinėje tradicijoje pasakyta pagal visas taisyklės stupa yra dvasinės energijos generatorius, neša harmoniją į pasaulį visoms gyvoms būtybėms ir suteikia pusiausvyrą gamtos jėgoms. Bet didžiausią naudą stupa duoda tam, kas lanko ją sąmoningai. Labai dažnai tokie statiniai apsupami aptvarą per perimetrą, kuriuo išdėstyti maldos būgnai. Pavyzdžiui, panašus architektūrinis paminklas yra kitame Katmandų krašte ir vadinasi Svajam Budnath. Apėjimas garbinamos vietos pagal laikrodžio rodyklę vadinasi kora. Tai yra viena iš išplitusių praktikų budizme. Atliekant tokius apėjimus, praktikuojantis stengiasi nuraminti proto virpesius, ištirpdyti negatyvias emocijas ir įgyti dvasinius nuopelnus. O sukimas maldos būgnų gali padėti jam apsivalyti nuo aptemimų ir negatyvios karmos dėka sąveikos su mantromis, esančiomis jų viduje. Nes visa vidinė būgno erdvė užpildyta rulonais ploniausio popieriaus su užrašytais ant jo šventais tekstais. Užsukant subtilių energijų sūkurius, sakralinė būgno energija apvalo erdvę ir visus, kas joje yra, nuo susikaupusių blokų ir elgesio šablonų. Katmandų stupos daugeliu padaro ypatingą įspūdį. Taip, kompleksas Bodnath vienas iš nedaugelio vietų pasaulyje,
kur Tibeto budistų kultūra prieinama ir niekuo nepribota. Būtent todėl visos kaimyninės gatvės užpildytos vienuolynais, o taip pat dirbtuvėmis, kur gamina budistinio gyvenimo atributus, o didinga stupa tarsi dvasinių praktikų sūkurio epicentras, padeda ieškotojams jų vystymosi kelyje. Iš energetinio žvilgsnio ji dabar tikriausiai pati stipriausia, nes Nepale niekada nebuvo karų, bent jau tokių karų, kai viena valstybė užpultų kitą ir viską sugriautų. Ir atitinkamai visą tą laiką, kiek tūkstantmečių ši stupa yra šioje vietoje, aplink ją visada yra praktikai, kurie savo gyvenimišką energiją palaiko šį statinį. Galimai dėl to dar bendra atmosfera aplink stupą, ji pakankamai stipri. Tai yra, tu ateini tenai, ką reiškia stipri? Jėga ramybėje. Tai yra, tu gali galų gale abstrahuotis. Tai yra, tu gali atsiriboti nuo šio begalinio šurmulio, kuris aplink tave yra, ar pabandyti išsiaiškinti su pačiu savimi. Tęsiant kelionę ir giliau pasineriant į Indijos ir Nepalo kultūrą, mes susipažįstam su Budos gyvenimo aprašymu ir jo gimimo pričiomis. Prieš tai, kaip įsikūnyti mūsų pasaulyje, Buda buvo tišina arba džiaugsmo debesyse. Paprastai, pas būtybės, pergimstančias šiame dieviškame pasaulyje, nedideliame lygyje, kiekyje dar lieka jausmingi norai, būdingi žmonių pasaulyje. Bet ten jie seka Budos dharmai. Dažniausiai šis terminas suprantamas normų ir taisyklių kodeksas, kurio laikymasis, siekimas, kuris palaiko tvarką pasaulyje. Budos pasiekėjams, kaip žmonėms, taip ir dievams, tai mokymas apie visatos įstatymą, viena iš aukščiausių vertybių. Kartą, perduodant dharmą dievų susirinkimui, dieviškų būtybių, Buda išgirdo tarp dangaus muzikos garsų kreipimusi žodžius į jį. Nematomos jėgos paprašė jo nusileisti į mūsų pasaulį, priimti žmogaus išvaizdą, kad numalšinti geidulį tų, kas yra išminties ieškojime. Pagrindinė šio pasaulio problema dabar, kaip mano daugelis žmonių, tai egoistinės koncepcijos, kurios primetamos, peršamos visuomeniai. Tai griauna viską, griauna visuomenę, griauna planetą. Tai grubiai tariant, dvasinis vėžys. Atitinkamai, Buda sakė diametraliai priešingus dalykus. Jei mes norime šioje planetoje vystytis, evoliucionuoti, kad mūsų vaikai nors galėtų pagyventi kurį laiką, sukaupti jiems reikiamą patirtį, mes priversti kalbėti visuomeniai apie tam tikrus altruistinius dalykus. Nes nuo egoizmo pagrindinis vaistas – altruizmas. Jei žmogus bando vystyti altruizmą, nors tai atrodo iš egoisto pusės labai keistai, bet tai vaistas. Ir galimai, kaip tik taip, visuomenė po truputį keisis, kai čia atsiradinės altruistai. Be supratimo apie reinkarnaciją, Budos dharma, kaip ir vedinė kultūra, remiasi dar ant vieno pasaulėžiūros supratimo – karmos įstatymas arba priežasties pasekmės ryšys. Paprasčiausiai jis parašytas senoje rusų lietuvių patarlėje: ką pasėsi, tą ir pjausi. Ką nepadarytų žmogus, viskas pas jį grįš. Kaip bloga, taip ir gera. Šiame ar sekančiuose pergimimuose. Man buvo apie tiksliai 22 metai. Aš sutikau kažkokią knygą, kur rašoma buvo apie karmos dėsnį. Ir aš tiksliai atsimenu, kai šią knygą perskaičiau, išgirdau apie karmos dėsnį, tai yra toks kosminis įstatymas. Aš ėjau į treniruotę ir tiesiog šypsojausi, nes visas mano gyvenimas sako apie tai, kad yra šie linijiniai įstatymai. Atsitiktinumų nebūna. Kaip taisyklė, tai, kas mumis atsitinka, kažkokios mūsų veiksmų pasekmės praeityje, jos labai stipriai ištemptos. Ir įvykiai dažniausiai įvyksta sekančiame gyvenime. Bet kai žmogus intensyviai pradeda užsiiminėti savimi, pasekmės jam susiaurėja laike. Tai yra, ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jos gali anksčiau su juo įvykti. Ir jis gali jas pamatyti. Tai yra, pavyzdžiui, jo su juo įvyksta aklai. Tai yra, su žmogumi kažkas atsitinka. Ir jis žiūri į situaciją iš vidaus. Jis negali pamatyti priežasties ir rezultato. Tai yra priežastis kažkur ten. Jis apie ją net negali ir pagalvoti, o pasekmė įvyko. Jis nesupranta, kad tai rezultatas. Jis galvoja, kad tai kažkas padarė. O žmogus, pas kurį sąmonė kitaip dirba, kuris mato iš viršaus šį paveikslėlį, kai pas jį ateina šios pasekmės, jis jas mato
ir supranta, kad taip, tai rezultatas, kad tai su manimi jau įvyko ir taip, aš galiu tai pergyventi kitaip, kad tai neįvyktų su manimi ateityje. Žinant apie karmos dėsnį ir suprantant savo aukštą misiją, Buda nutarė gimti saulėtoje Šakrių giminėje. Savo tėvais jis pasirinko carą Sudhodaną ir nuostabę jo žmoną Mahamają, kurie senai svajojo apie sūnų. 20 metų svajojo Maharadžas apie įpėdinį, kuriam galėtų perduoti valstybės valdymą. Bet nei carienė Maja, nei jos sesuo Pradžapė, tapusi antrąją caro žmona, nesugebėjo padovanoti Šakiams įpėdinį. Bet kartą Mahamaja pamatė nuostabų sapną, kurį brahmanai išaiškino kaip gerą pranašišką ženklą. Ir labai greitai po kaplavastų praskriejo džiugi žinia apie tai, kad carienė laukėsi vaiko. Nustatytų laiku, mėnuliui šviečiant gegužės naktį, Lumbini sode Mahamaja neskausmingai pagimdė savo caro įpėdinį. Berniuką pavadino Siddhartha, kas reiškia pasiekiantis tikslus. Pagal raštus, viskas gyva džiaugiasi Budos atėjimui į pasaulį. Ir net dievai nusileido iš debesų, kad nuplauti jo kūną ir apibarstyti kvepiančių gėlių žieduotais. Turėdamas blaivę sąmonę ir išvystytą kūną, naujagimis princas padarė kelius žingsnius ir pasakė mamai, kad jis apsireiškė į šį pasaulį, kad išlaisvintų jį nuo kančių. Toks mistinis aprašymas įsikūnijimo į mūsų pasaulį didžios sielos. Iki šių dienų į parką Lumbinį atvyksta piligrimai iš viso pasaulio, kad pagerbti šią vietą, pajausti jo energiją ir pamatyti medį, po kurio buvo pagimdytas Siddhartha. Realybėje šiai asmenybei aš turbūt galėjau patikėti, tik kai atsidūriau Budos gyvenimo vietose. Tai yra visos šios religijos, jos visiems buvo truputį tolokai, šone. Tai yra visos šios didingos asmenybės, jos buvo nepasiekiamų idealų. Ir tik pabuvojus Budos gyvavimo vietose, aš supratau, kad tai iš tikro visa tai realu. Skaitomos 4 pagrindinės vietos. Tai Budos atėjimo vieta, jo nušvitimo vieta, įstatymo rato pasukimo vieta ir išėjimo vieta. Turi principingai svarbias reikšmes. Esmė kame? Kai ateina Budos energija į šį pasaulį, pasaulis realiai keičiasi. Budos gimimo vieta persmelkta ypatinga energija. Tai stipriai skiriasi. Kas tai bebūtų, Buda pasakė apytiksliai sekantį, kad jei pas jūs yra gyvenime galimybė aplankyti šias vietas, tai jūs tokiu būdu sunaikinsite savo negatyvią karmą, kuri galėtų pasireikšti ateityje. Mokslas apie jogą klasifikuoja žmogaus subtilių kūnų sandarą, duoda tokį paaiškinimą tokiam supratimui kaip energija. Jei žmogus turi stiprią energiją, sukauptą praktikų metu, tai savo buvimo vietose jis palieka pėdsakus, žymes savo subtilios, materialios, gyvenimiškos jėgos. Todėl dvasiniais ieškotojais taip vertinamos vietos, kur išsisaugojo praeities mokytojų buvimo jausmas. Energetinės vietos tai jėgos vietos, kuriuose žmogus gali greičiau, lengviau pasinerti į savo vidinį pasaulį. Labai dažnai kasdieninėje veikloje mums trukdo išoriniai nukreipimai, rūpesčiai. Šiuose vietose, dėka praeities praktikų, dėka ypatingų energijų, mums lengviau susikoncentruoti į vidinius pojūčius. Ir atsiduriant švarioje vietoje, pas mus prapuola nesibaigiantis minčių srautas. Pas mus prapuola potraukis ir naujų įvykių troškimas. Labai dažnai žmonės, pas kuriuos labai daug pareigų ir darbų, buitinių kažkokių rūpesčių, jie dalinasi tokiais pojūčiais, kad nėra kada atsisėsti, paskaityti, nėra kada tiesiog sustoti ir paskaityti mantrą Om 108 kartus. Va tokiose vietose visi būtini rūpesčiai ir sunkumai pasitraukia į antrą planą savaime. Kažkokie geismai ir norai, jie prapuola, ištirpsta. Visa vidinė būtis nusiteikia dvasiniams procesams. Puikumas tame, kad jei žmogus dar nepakankamai pasiruošęs, tokia vieta kaip Lumbinė gali jam parodyti, koks šis pasaulis atrodo, kaip protas ramus, kokie jausmai atsiranda, ant kiek harmoningas žmogus gali jaustis.
kaip šio pasaulio dalis. Jei gilios meditacijos jam dar iki šiol nebuvo prieinamos. Ypatingą atmosferą parkui suteikia maldos vėliavos. Ryškus ir neįprastas dharmos instrumentas. Pagal senovės Tibeto tradiciją pavaizduotos ant šių vėliavų budistinės mantros ir sutros. Šventraščiai skleidžia subtilę dvasinę energiją, kurią persmelkia vėjas ir perduoda aplinkiniai erdvei. Čia Lumbinė šių vėliavų ant tiek daug, kad atrodo, kaip viskas uždengta spalvota kaldra. Lyg pati Mahamaja apsupo rūpesčių ir motiniška šiluma šią garbingą žemę. Jei kalbėti apie Budos motiną, carienę Mahamają, pirmiausiai, ką norėtųsi pažymėti, tai neįtikėtina ir nuostabi garbė būti Budos motina. Ir man nuostabu ir tikriausiai sunku įsivaizduoti, kokius nuopelnus reikėjo sukaupti praeituose gyvenimuose tam, kad turėti galimybę šiame gyvenime įkūnyti tokią sielą šiame pasaulyje. Kai mes aplankome Lumbinę, labai dažnai ši vieta turi atgarsį pas moteris. Skaitoma, kad ten yra motiniška energija. Ir tai padeda moterims pajausti savo moterišką prigimtį. Iki kažkurio lygio pajausti moteriškas savybės, pajausti minkštumą, gėrį. Pas kažką tai atsiranda jausmas, kurį mes stengiamės praktikoje kultivuoti iš visų jėgų. Mes stengiamės vystyti užuojautą ir meilę, gėrį ir kitą. Ne visada tai pavyksta. Nesunku suprasti, kas tai yra. Tai yra mes galime mylėti ir prisirišti prie mūsų giminaičių, jausti jiems pozityviasias emocijas. Bet kai mes atsidurėme stresinėje situacijoje, visos šios nuostabios teorinės doktrinos užsimiršta ir mes įpuolam į neigiamas emocijas. Va tokiose vietose, kaip Lumbinė, pozityvios emocijos ir savybės, jos pasireiškia. Jos pasireiškia savaime. Po 7 dienų po princo Siddhartha gimimo carienė Mahamaja išeina į debesis, kaip ir visos Budų motinos. Dėl savo geros karmos ji iš karto atgimė tušytos debesyse, tarp dievų. Smalsu tai, kad carienės vardas sutampa su savoka Mahamaja, didžiąja būties iliuzija, pagrindinė jėga hinduizme, kuris sužavėdama nukreipia sąmonę nuo savo tikros prigimties matymų. Tai sutapimas, o taip pat Budos motinos išėjimas gali simbolizuoti tai, kad būdamas gimęs iš iliuzijos, Buda suras būdą iš jos išsilaisvinti. Aš tai suvokiu kaip tam tikrą stiklą, per kurį mes žiūrime į šį pasaulį. Tam tikrą linzę. Ji gali būti nuspalvinta skirtingomis spalvomis. Ir priklausomai nuo to, per kokias spalvas užteršimus tu žiūri į šį pasaulį, tokį tu šį pasaulį ir matai. Ir toks jis tau pateikiamas. Ir mano supratimu, va šis išvalymas, va šių stiklų iki neprikaištingo skaidrumo, tai ir yra išsivadavimas nuo aptemimo, drumzlių. Ar galima žiūrėti kaip į dulkiną veidrodį, kai tu negali pamatyti ryškaus savo atvaizdo? Ar veidrodis, kuris yra išlenktas, o netiesus? Ir tie daiktai, kurie iš tikro dideli, atrodo mažais, arba maži atrodo dideliais. Išsivadavimas nuo aptemimų, tai pamatyti daiktus tokiais, kokie jie yra iš tikro. Knygoje Yoga Sutra Patanžali ši būsena vadinama nežinojimu, avidija, kuriuo mes dalinam viską į mano ir svetimą, blogai ir gerai. Paprasti mūsų pasaulietiški supratimai, sąmonės, grynumo stoka, nebuvimas, tai informacija, kuri gali būti tiesa, mumis kai kada atmetama, kaip neįmanoma. Mano supratimu, aptemimas tai skirtingi šablonai, kurie užkrauti į mūsų protą. Papuolant į tam tikrą situaciją, žmogus vietoj to, kad pažingsniui sustoti, nusiraminti, išvalyti savo sąmonę, pažvelgti į reiškinį iš visų pusių, ypatingais atvejais pažvelgti, kas buvo anksčiau, kas gali būti vėliau, tik po to priimti sprendimą. Žmogus kaip taisyklė elgiasi praktiškai, spontaniškai arba įkrenta į stuporą. 2 variantai. Antras variantas – tai kai jis su tokiais reiškiniais vis dar nesusidūrė. Jis tiesiog nežino, ką daryti. O pirmas variantas
Tai automatizmas. Tai yra kažkas kažkada išmokė žmogų. Ar padarom prielaidą, žmogus matė lygiai tokią pačią situaciją. Matė tam tikrus veiksmus. Tai įdėta giliai jam į atmintį. Ir kai jis papuola į tokią pačią situaciją, tai automatiškai atsiranda, kad jis daro vienodai, ypatingai nesusimastydamas. Prie ko tai prives? Va tai, mano supratimu, aptemdinimas. Ir kaip sakoma, kad Buda atsilaisvino nuo aptemimų, aš tai suprantu taip, kad jis, grubiai sakant, ištrynė visas savo standartinės reakcijas. Vėlgi galėjo iš visų pusių pažiūrėti. Buda dar galėjo matyti praeitį, galėjo matyti ateitį. Tik po to galėjo kažką padaryti ar pasakyti. Po kelių dienų po Siddharthos gimimo į rūmus atėjo atsiskyrėlis vardu Osita, kuriam caras Šodhana jautė gilią pagarbą. Kai išminčiui pristatė naujagimį, Osita aptiko pas vaiką 32 dydžio žmogaus žymes ir išpranašavo, kad ateityje jis gali tapti visatos valdovu Čakravartinu, kuris geba suvienyti visą pasaulį. Bet jei Siddhartha sužinos pasaulio nepastovumą aplink, tai paliks rūmus ir įžengs į atsiskyrėlio kelią, gelbėjant gyvas būtybės nuo kančių. Išsaugotose šaltiniuose sakoma, kad išminčius apsiašarojo, suprasdamas, kad negalės išgyventi iki to laiko, kai Siddhartha taps Buda ir neišgirs jo mokymų. Gavęs Ositavos pranašystę, caras Šodhana prarado ramybę. Jis nenorėjo, kad jo vienintelis sūnus paliktų karalystę ir nutrauktų ryšius su viskuo pasaulietišku. Jis nutarė apriboti Siddharthą nuo kančių, kad tas neturėtų supratimo apie senatvę, ligas ir mirtį. Mažas princas buvo apsuptas grožiu ir prabanga. Net nuvytusias gėles naktimis nupjaudavo nuo krūmų. Kapilovastoje neliko nei vieno seno ar ligoto žmogaus. Visi jie buvo iškeldinti iš miesto, kad užuojautos jausmas neprabustų Šakijų įpėdinio širdyje. Specialiai Siddharthos apmokymui į rūmus buvo pakviesti išminčiai. Princas su lengvumu savino mokslus ir greitai pranoko savo mokytojus. Matydamas savo sūnaus smalsumą ir jo siekį žinioms, norėdamas sustiprinti jame šeimininko savybės, Šodhana nutarė apženyti jį. Pasirinkimas krito ant caro Dantopanė dukros, nuostabios ir dorybingos Ješodharos, kurios nuostabus vaizdas galėjo sužavėti bet kurį. Mergina parodė visas būtinas būsimos carienės Kapilovastų savybės ir tapo Siddharthos žmona. Bet nei prabangus karališkas gyvenimas, nei nuostabi Ješodhara, nei net žinia apie greitą jų vaiko gimimą negalėjo sužavėti jaunojo caraičio nuo tiesos ieškojimo. Ir kartą, pasivaikščiojimo metu su vežėju Čiana, Siddhartha susitiko su senatve, liga ir mirtimi. Taip į jo tobulą, atidžiai saugomą carų Šodhana pasaulį įsibrovė naujas gyvenimo sandarų supratimas. Pasiekė supratimas to, kad yra kančios šiame pasaulyje. Tam, kad žmogui užsilaikyti savęs tobulinimo kelyje, pas jį turi būti tikėjimas, supratimas ir asmeninė patirtis to, kad kančia iš tikro egzistuoja. Kol tai lieka tik teorinė koncepcija, labai sunku pažengti praktikoje. Tekstuose pasakyta, kad pasivaikščiojimo metu Siddharthos ir Čianus, devų valdovai, vedinėje kultūroje, tai Indra, dievų caras, nusileido į materialų pasaulį. Staiga atsidūręs prieš caraičio vežimą, sukriošusio senuko pavidale. Širdyje drąsaus Šakijų įpėdinio įsibrovė baimė. Juk iki to jis niekada nematė pagyvenusių žmonių. Tokiu pat būdu Siddhartha pamatė ligotą žmogų, o už jo laidojimų ceremoniją. Ir kiekvieną kartą jis klausė savo vežėjo, kas tai per žmonės ir kodėl jie taip atrodo. Bet Čiana, griežtai sekant Šodhanos nurodymams, negalėjo apsispręsti, atverti princui graudžią tiesą. Ir tik dievų caro valia, įdėjusio į jį dvasios jėgą, Čiana paaiškino Siddharthai šio pasaulio įstatymus. Yra tokia teorija, kad iš tikro Indra prisidėjo prie Budos tapimo būdą. Tai yra, kad jis taptų tuo, kuo jis buvo iki savo gimimo. Tai yra, jis tapo ta persona,
kuri iš gyvenimo į gyvenimą turi vieną ir tą patį statusą, vieną energiją, vienus realybės matymus. Bet įsikūnyti į žmogišką pasaulį, kai fizinės gyvybės kūnas ar būdus apauga kūnu, tai labai skauda. Ir va, šis skausmas, jis turi tokius parametrus, kad sąmonė tam, kad apsaugoti save, pilnai atsijungia. Žmogus neatsimena. Va kodėl visi avatarai, kurie gimdavo šioje planetoje, materialiame kūne, nors tą patį Krišną paimti, nors tą patį Ramą, jie neatsiminė pačių savęs. Jiems reikėjo kažkokio kiekio laiko, kad jie suprastų savo statusą. Todėl Indra, jis padėjo Budai. Jam tai buvo būtina. Kodėl? Nes Buda padarė sveikesnę visuomenę. Bet kokia visuomenė, jei ji vejasi tik paskui materialias koncepcijas, jis sunaikins pati save. Neįmanoma kitaip. Todėl tam tikri dvasiniai dydžiai, jie būtini šiame pasaulyje. Ir taip, būdamas 29 metų, Siddhartha suprato, kad senatvė ir mirtis neišvengiami, kad grožis ir išaukštinti jausmai linkia pasikeitimams, kad viską pasaulyje veikia nuvytimo įstatymas. Ir jam buvo nuostabu tai, kad aplinkiniai žmonės taikėsi su tuo, nedarant bandymų kažką pakeisti. Siddhartha nutarė padėti kitiems kelyje išsilaisvinimo iš kančių. Taip jame pasireiškia bodhisattvos savybės, siekiančio būtybių pabudimo, ateities būdos. Buda iš tikro buvo princu, pakankamai pasiturinčiu žmogumi, šiuolaikiniais dydžiais. Pas jį buvo viskas, galima sulyginti su auksiniu jaunimu, bet jis suprato, viskas, kas jį supa, viskas iš tikro laikina, dūlu, mirtinga. Tai yra jis pamatė, kad žmonės sensta, žmonės serga, nieko nėra amžina. Ir viskas, kas yra šiame materialiame pasaulyje, iš dulkių ateina, į dulkes išeina. Ar tai žmonės, daiktai. Ir jis suprato, kad nieko negali išvengti šio likimo. Tada jis pradėjo ieškoti kažko amžino. Aš stebėjau aplinkinių žmonių gyvenimus ir supratau, kad šiame egzistavime nėra jokio nustatyto tikslo. Pas mane ne tik to priėjo, kad aš pavydėjau žmonėms, kurie gyveno karo metu, nes pas juos buvo galimybė padaryti kažką kilnaus, didžiu, paaukoti savimi dėl kažko, ar atlikti kažkokius žygdarbius. Gyvenu savo paprastą kasdienį gyvenimą. Pas mane buvo jausmas, kad aš tiesiog prarandu savo laiką. Įsisąmoninimas savo ateities ir savo šeimos atvedė Siddhartha prie esminio įvykio jo gyvenime. Jis nutarė palikti Kapilovastų ir surasti išsivadavimo priemonę nuo senatvės, ligų ir mirties. Gilią naktį, peržengęs rūmų vartų ribą ir mintimis atsisveikindamas su ankstesniu gyvenimu, Siddhartha ryžtingai pajudėjo į priekį. Tačiau kelią jam užstojo Mara, 6 debesų valdovas. Ši dievybė turi didžiulis antgamtinės galias. Patenkindamas kitų būtybių norus, Mara gauna valdžią, galią jais virš jų. Todėl jį dažnai vadina ne dievu, o demonu. Bet jo rolė būtina, todėl kad kliūtis yra būtinas išbandymas išsivadavimo kelyje, iš pergimimo sūkurio. Ten, prieš Apijų sostinės tvirtovės sienus, Mara pažadėjo caraičiui visą imperiją mainais į atsisakymą nuo atsiskyrėlio gyvenimo. Bet Siddhartha buvo nepalenkiamas. Jis suprato gundytojo motyvus ir, išsaugodamas ryžtą, pabalnodamas savo ištikimą arklį, Kanthaku, kartu su draugu Čiana paliko Kapilovastų. Tyloje caro miegamajame liko mylinti žmona ir naujagimis, Siddharthos sūnus Rahula. Mes galime stipriai mylėti žmogų, bet tai neduoda mums teisės mirtinai pririšti jį prie savęs. Ir Yashodhara suprato, kaip išmintinga moteris, kad šis žmogus sugeba pasiekti to, ko nori. Ir jis gali atnešti žinias ir naudą žmonėms. Ne tik jai ir šeimai, ne tik jų vaikui, žinoma, labai brangiam, bet ir pasauliui.
Šeimos santykiai ir savęs tobulinimas – tai nepaprasta tema. Kai žmogus stojasi ant savęs tobulinimo kelio, jis priverstas kažkokiu būdu išsiaiškinti su savo prisirišimais. Kai Buda paliko rūmus, kai jis išėjo iš šeimos, jis tai padarė iš užuojautos, nes jį jaudino, kas bus su jo žmona, su ką tik gimusiu vaiku. Mūsų laiku priimta manyti, kad meilė ir rūpestis – tai kai tu esi fizinėme artume. Dalyvauji, vėlgi auklėjime tiesiogiai. Perki brangias dovanas, arba kažkokiu būdu išreiški rūpestį. Bet šiuo atveju aš žvelgiu į Budos poelgį kaip į patį didžiausią užuojautos žestą, kurį jis galėjo atlikti. Nes savo šeimai jis padarė daugiau nei bet kuris vyras. Vyras, kuris yra šalia, uždirba pinigus, bando aprūpinti viskuo savo vaiką ir žmoną. Jis atvėrė įstatymą, kuris padėjo jo žmonai, jo sūnui ir daugeliui kitų gyvų būtybių atsilaisvinti iš pergimimų pasaulio. Aš galvoju, kad tai suprasti, reikia žvelgti į daiktus plačiau. Mes dažnai galvojame apie tai, kad meilė yra kažkas tokio, kas turi konkrečią išraišką tam tikram žmogui ar konkrečiai būtybei. Tai yra, aš galiu mylėti va šiuos, o va šių aš negaliu mylėti, nes kam aš juos mylėsiu, už ką galų gale. Ir būna labai sudėtinga suprasti, kaip tai galima, kad kažkas į visas gyvas būtybės žvelgia vienodai gerai. Kai kada va tokia lygybė lyginama su abejingumu pasaulietiškame šio žodžio supratime. Bet jei mes kalbame apie tai, kaip iššifruoti šį rusišką žodį ravnadušnai, aš atsinešu į visus su vienoda siela. Reikia tiesiog atsiriboti nuo visko, pasistengti suprasti, kas tai yra, kai kažkas žvelgia į visus su vienoda siela. Svarbu suprasti Budos atsiskyrimą tos epochos kontekste ir socialinio statuso, kurį jis užėmė, keičiant prabangius sosto įpėdinių šilkus į paprastus atsiskyrėlio rūbus. Jis nepaliko žmonos ir vaiko likimo valiai. Jis žinojo, kad turtinga Šakių giminė visada jais rūpinsis. Po to, kai Jošadhara sužinojo, kad jos vyras pradėjo atsiskyrėlio gyvenimą, ji nutarė nenešioti brangių daiktų, miegojo ant kieto patalo ir valgė vieną kartą į dieną. Keli kunigaikščiai prašė jos rankos, bet princesė išliko ištikima Sidharthai. Ir nežiūrint caro šeimos įkalbinėjimams, stengėsi sekti tuo keliu, kurį pasirinko jos vyras. Jei mes lyginsime save su Buda, kuris galėjo atsisakyti visko, nežiūrint to, kad turėjo kolosalinius turtus, nuostabią žmoną, puikius tėvus, gyveno rūmuose. Jis nežinojo, kas yra badas, jis nežinojo, ką reiškia uždirbinėti pinigus. Bet nežiūrint to, turėdamas va viską tai, dėl tikslo, kad rasti būdą, kaip atsikratyti kančių, mesti visą tai. Didvyriškas poelgis. Man tai šiuo momentu kažkas neįtikėtina, kažkokia magija, kad žmogus viską mestų ir išeitų teisybės, tiesos ieškoti priemonės nuo senatvės, be to su tikslu ne sau. Atsisakyti visko, kad padėti kitam, tai labai daug kainuoja. Man atrodo, tai aktualu absoliučiai visiems žmonėms, tik kiekvienam skirtinguose lygiuose. Atsiribojimas – tai kai žmogus atsilaisvina nuo kažko seno, tam, kad įgauti kažką naujo. Pavyzdžiui, jei pas žmogų yra laikas, kad užsiimti tą pačią hatha jogą, jam reikia paaukoti kažką, nuo kažko atsiriboti, atsisakyti. Žmogus negali prieiti prie kažko naujo, paimti kažką į savo vidinį pasaulį, kol jis kažko neatiduos, neatsiribos. Šią savybę būtina kultivuoti kiekvienam žmogui ir priklausomai nuo karmos, nuo to, ant kiek
stipri pas žmogų motyvacija, atsiribojimai bus skirtingi. Greičiausiai atsiribojimas būtinai reikalingas kažkuriam laikui, kad įsiaiškinti su pačiu savimi. Todėl, kad jei tu gyvensi įprastoje atmosferoje, kaip voverė rate, suksiesi pagal planą, kurį kažkas sugalvojo, tu niekada nesuprasi, kam tu bendrai egzistuoji ir neatsiminsi to vidinio, ką kaupiai iš gyvenimo į gyvenimą. Daugeliu žmonių šiuolaikinėme pasaulyje labai sudėtinga suprasti, kas yra atsiribojimas, ar gebėjimas atsisakyti nuo materialios gerovės, jausmingų prisirišimų, nes visuomenėje dominuoja nuolatinio daiktų, įspūdžių ir išorinės informacijos kaupimo idėjos. Iš metų į metus formuojant daugiau ir daugiau norų. Mes kaupiame ir praradimo baimę, nepasitenkinimą, pavydą, liūdesį. Visi negatyvūs pergyvenimai išteka iš baimės. Ir kad atsikratyti nuo jų, reikia siekti atsiribojimo. Mano požiūriu, taip pat svarbiausias užtemimas, kuris trukdo mums vystytis. Tikėjimas tuo, kad išoriniais pasitenkinimais mes galime būti laimingais. Žmonės supranta po laimę pastovų pasitenkinimą. Va šis pasitenkinimų troškulys, pasitenkinimų vėjimasis yra tikslas labai didelės dalies žmonių. Principe tikriausiai 95% mūsų planetos gyventojų bando būti laimingais per savo norų pasitenkinimą. Bet taip pat viena iš Budos mokymo koncepcijų susideda tame, kad mūsų pasaulyje nėra nieko pastovaus. Jei mes siekiame laimės, išorinės laimės, net jei kažkokiam tai laiko momentui mes tapsime laimingais, tai anksčiau ar vėliau baigsis. Ir mums reikės vėl kurti tikslą, vėl kažkur tai eiti, vėl kažko tai siekti, sekti ir tokiu būdu išvaistyti savo gyvenimą. Mūsų gyvenimas anksčiau ir vėliau irgi baigsis. Tokiu atveju, vydamiesi kažkokios išorinės laimės, mes prarandame laiką. Mes prarandam tą patį laiką, kurio metu mes galėtume iš tikro pasiekti rezultatus. Kadangi skaitoma, kad žmogiškame gyvenime mes galime pasiekti atsilaisvinimo. Mes galime suprasti, kad šios išorinės koncepcijos yra aptemimas ir uždanga nuo mūsų tikros būsenos, prašviesėjusios būsenos, kurioje yra ta užuojauta, ta meilė, kantrybė ir kita, kas iš tikro gali duoti mums begalinę laimę ir ramybę. Ne tik mums, bet ir padėti mūsų artimiesiems. Žmogus labai dažnai apsupa save didžiuliu daiktų kiekiu. Pas žmogų turi būti batai. Taip, vaikščioti basom po sniegą ne visada priimtina. Bet taigi nereiškia, kad turi būti 10 porų, neturi būti 20 kelnių ar beprotiškas kiekis striukių. O žmonės labai dažnai perka tai tik vydamiesi mados. Tai nėra poreikio, o yra tiesiog kažkokie norai ir aistros. O kiekvienas daiktas, jis iki kažkurio lygio eikvoja mūsų energiją. Iš joginės ir vedinės koncepcijos, bet koks daiktas, kuris guli šalia su mumis, kurį mes turime jį palaikyti, savo gyvenimišką energiją. Todėl, kuo daugiau daiktų aplink, tuo mažiau energijos mes galime panaudoti kažkam dar. Todėl Buda turėjo minimalų kiekį daiktų, rūbai ir dubenėlis. Daugiau jam nieko nereikėjo, nes jam šio daiktų rinkinio pakako tai veiklai, kurią jis vedė. Pas kažką bus kita veikla gyvenime ir jam reikalingas kitas rinkinys instrumentų ir daiktų. Bet šis rinkinys turi būti tikriausiai visgi pagristas tais uždaviniais, kuriuos jis atlieka, o ne tiesiog norais. Aš galvoju, kiekviena moteris žino, ką reiškia išmesti senus daiktus ir va šį lengvumo jausmą, kurį duoda nereikalingų daiktų nebuvimas. Jis labai svarbus tam, kad judėti keliu. O jei mes kalbame apie madą, labai liūdna darosi, kai žmonės iš savęs daro saldainį, kuris įvyniotas į skirtingus popieriukus. Ir jie nekreipia dėmesio į tai, kas yra viduje to saldainio. Ir jie nuolatos įpakuoja visi kažką naują ir naują. Ir tiesiog gaila darosi žiūrėti į tai, kai žmogus mato save kaip išorinę išraišką. Labai dažnai sako, kad žmogus išreiškia save tokiu būdu, kad mada yra kažkokiu saviraiškos faktoriumi. Bet man tai labai keista, nes iš konkrečiai vidinių savo blogų ar gerų savybių žmogus iš esmės neišreiškia.
Jis išreiškia tai, kas įtakota glianciniais žurnalais, kažkokiais madingais blogeriais ir taip toliau. Geriau žiūrėti giliau ir žiūrėti į esmę, lygiai taip pat pasirenkant gyvenimo draugą ar draugų supratime. Reikia žiūrėti į esmę, o ne į tai, kuo jie nori atrodyti. Aš galiu pasakyti, kad aš kaip tik atstovavau va tokią moterį. Kai aš vaikščiau į jogą, aš galvojau apie tai, kaip aš atrodau. Niekada nenuiminėjau makiažo prieš tai, kaip nueiti į jogą. Akys buvo nudažytus, pudra vietoje. Galvojau, kaip aš galų gale, ašgi prieš žmonės pasirodysiu. Baltos kelnės, kažkokia graži, išlyginta palaidinė. Viskas normalu, viskas gerai. O vėliau, po kelionės į Indiją, kažkas tokio atsitiko, kada panorau žvilgtelti į save ir suprasti, o kasgi aš iš tikrųjų. Man pasirodė, kad va visi šie atneštiniai svetimi daiktai, kurie yra, jie man atvirkščiai trukdo. Aš po Indijos, pavyzdžiui, nutariau atsisakyti pilnai nuo kosmetikos. Mano oda po to man pasakė didelį ačiū. Prie to prapuolė krūva problemų. Po atsisakymo nuo pudros ir nuo tušo. Bet kai aš pirmą kartą išėjau į darbą, nepasidažiusi, tai buvo didžiulis stresas. O dabar aš suprantu, kad tai antiek nesvarbu ir kai žmonės sako apie tai, kad, na kaipgi aš eisiu į biurą, ar aš užimu kažkokias vadovaujančias pareigas, ar pas mane dėrybos, kaipgi aš galiu ateiti nepasidažiusi, ar ateiti ne su aukštakulniais, ar be kažkokio brangaus kostiumo. Iš savo patirties galiu pasakyti, kad tai visiškai nesvarbu nei dėryboms, nei vadovaujančioms pareigoms. Niekam. Svarbiausia, ką tu neši savo viduje. Žmonės tai jaučia. Ir jei jie pirmiausiai gali sureaguoti ant kažkokio išorinio įpakavimo, tai vėliau jie vis vien perkas tave. Ir todėl iš karto visa tai nesvarbu. Yra dieviškas tobulėjimo kelias, o yra demoniškas tobulėjimo kelias. Ypač dabar, šiuolaikiniai visuomeniai, primestas demoniškas kelias. Koks tai kelias? Tai vartojimo kelias, nesulaikomo vartojimo, begalinis resursų vartojimas. Ir tai priveda prie to, kad planeta yra siaubingoje būsenoje. Išmirinėja didelis kiekis rūšių. Aplinkos užteršimas privedė prie to, kad yra salūs sąvartynai. Ir va šios šiukšlės plinta po visą vandenyną. Sansaros ratas, taip vadinamas schematinis, priverstinis gimimų ir mirčių sūkurio paveikslas sąlygotame pasaulyje. Jame atvaizduoti pagrindiniai budistinės minties principai. 3 nuodai – nežinojimas, prisirišimas ir pyktis. Pavaizduoti kiaulės, gaidžio ir gyvatės atvaizduose, kurie randasi rato centre. Konkrečiai šios aptemdinančios savybės atitolina mus nuo dvasinio kelio ir išminties įgyjimo. Žodis nuodai pasirinkta neatsitiktinai, nes tolygiai mirtinam nežinojimo gėrimui prisirišimas ir pyktis atriboja mus nuo tiesuoliško gyvenimo ir galiausiai priveda prie įsikūnijimo žemuose pasauliuose. Tarp rato stipinų vaizduojamos 6 sferos, 6 sansaros pasauliai, pragariškas pasaulis, alkanų dvasių pasaulis, gyvūnų pasaulis, žmonių, pusdievių ir dievų. Visas ratas yra Dievo jamos naguose, mirties valdovų. Pagal kitus šaltinius, ši baisi būtybė niekas kitas kaip Mara. Ir tik Buda yra už gyvenimo ir mirties sūkurio ribų. Savo pavyzdžių rodo galima kiekvienam išsigelbėjimo kelią. Šis paveikslas vaizdžiai demonstruoja vystymosi kelius ir sielos degradacijas, o taip pat kokios bausmės gali laukti mūsų už padarytus negeroviškus poelgius. Į alkanų dvasių pasaulį paprastai įsikūnija dvasios, kurios grėbia po savimi, nepastebėdami nieko aplink. Vėliau pas juos nieko nebus. Tai geriausio atveju jie gaus žmogaus kūną, bet to gaus ne nuo kažko tai ten iš viršaus, o gaus pasiekoje savo poelgių. Ir bus žmonėmis, bet absoliučiai stokojančiais. Pavyzdžius mes galime stebėti dažnai ir šalia. O trečio pasaulio šalyse ten žmonės gyvena ne šiaip už skurdo ribos, o ant išgyvenimo ribos. Iš sutrų mes sužinome, kad toks žmogaus gyvenimas
kuris pilnai stokoja, tai praeitų gyvenimų pasekmė, kuriuose žmogus gyveno maksimaliai savo ir viską traukė po savimi. Tai yra jam reikia dabar tokias pamokas praeiti, kaip tai ciniškai neskambėtų iš mūsų pusės. Tikėkimės, kad mes šias pamokas praėjome. Neturint nieko, labai lengva kažko atsisakyti, o kai tu turi labai daug ir tu supranti, kad visa tai liks čia, kad su savimi tu to nepaimsi, tu pradedi tobulinti kažkokius dalykus, kuriuos tu galėsi išsinešti su savimi toliau. O visa tai, ką tu turi materialaus, rūmai ir taip toliau, pas ką jie yra, geriausiai panaudoti kaip instrumentą, kaip priemonę. Tai yra nesakyti įvairią materialinę gerovę kaip tikslą, savo gyvenimo tikslą, o naudoti juos kaip priemonę. Nes mes gyvename materialiame pasaulyje, mes esame fiziniuose kūnuose ir norime mes to, ar ne, bet tai taip yra dabar. Ir reikia maksimaliai išnaudoti šio pasaulio galimybės, tame tarpe ir materialinės. Dviem žodžiais aš suformavau savo tai. O vėliau pamačiau, kad ši citata pasirodo kažkieno tai. Atsiribojimas tai ne tada, kai tu nevaldai nieko, tai tada, kai nieko nevaldo tavimi. Pas mus toks laikas, kai labai daug informacijos duodama melagingos. Ir žmonės daugumoje gyvena neteisingai, ne dėl to, kad jie nenori ar negali. Jie tiesiog nežino, kaip gyventi teisingai. Tiek daug melagingos informacijos aplink, kad žmonės iš tikro ateina ne prie to, ko iš tikro ieško. Nukirpę savo ilgus plaukus, kaip atsiribojimo nuo praeities ženklą, Sidhartha patraukė ieškoti mokytojų, galinčių duoti atsakymus į jo klausimus. Ir kiekvieną kartą, gaudamas naujas žinias, jis atėjo prie tiesos, bet negalėjo jos pasiekti. Greitai savindamas praktikas, pasiūlytas jam skirtingais mokytojais, Sidhartha tapdavo tobulu juose ir buvo priverstas tęsti savo ieškojimus. Ir žingsnis po žingsnio kelias artino jį prie askezių būtinumo supratimo ir kantrumo praktikos. Jogoje yra supratimas, askezės. Tai va tarp slaviškų tautų žodis askezė ir askezių praktika tai pagrindinis. Nes darbas su žeme iš tikro tai didelė askezė. Ir tai labai įdomi praktika. Kai tu savo protą ir savo kūną užimi kažkokia veikla, tai atsiranda galimybė, galima pasakyti, meditacijai. Netoli nuo Bodhgaya miesto Mahakalos ola skaitoma, kad būtent čia 6 metus Buda kankino savo kūną žiauriomis askezėmis. Jis nutarė, kad konkrečiai jausminiai įspūdžiai ir atmintis apie caro gyvenimo malonumus yra proto išvalymo kliūtis. Taip Sidhartha praktiškai visiškai atsisakė nuo maisto ir nepaliaujamai meditavo. Praktiškai jis ten numirtų, tikriausiai, jei negerovinga karma, kuri pasireiškia per tą pačią merginą, Sidžatų, per vandens dievybę Varūną. Nes pagal raštus Buda buvo toks silpnas, kad kai jis nusileido prie upės, kad prisigerti, jis nukrito į vandenį ir srovė jį nunešė. Ir tiesiogiai vandens dievybė išstumė jį į krantą, būtent ten, kur praeidinėjo mergina Sudžata. Dabar rytuose šį vardą labai mėgsta ir viešbutis Sudžata, jei būsite Indijoje, tai besąlygiškos pagalbos įasmeninimas. Kai mergina pamaitino Budą tik todėl, kad jį pamatė mirštantį žmogų, vienintelė statuja, kuri ten išsisaugojo, kur sėdė skeletas. Nors Buda buvo fenomenalus atletas, jo fizinis kūnas buvo didžiulis. Buda buvo labai plačiapetis. Jis buvo neįtikėtinai aukšto ūgio. Pagal raštus niekas iš jo aukščiausių mokinių nesiekė net iki jo peties. Tai yra jis virš savo mokinių buvo išaukštintas minimaliai viena galva. Buda turėjo kolosalų kūną ir nežiūrint to, jis šiomis askezėmis šioje oloje privedė save iki siaubingos būsenos. Ten ir vieta buvo pakankamai specifinė, kur žmonės marindavo savo kūną. Pastebėkite, yragi adekvačios askezės, o yra neadekvačios. Buda pirmame etape bandė tai irgi studijuoti. Jis studijavo, kad tai prie nieko gero neveda. Jis atsisakė to. Taip Sidhartha suprato savo patirtimi, kad nualintas kūnas taip pat nepriduoda sąmonės aiškumo.
kaip ir išlepintas tuščiuose malonumuose. Nežiūrint išvadų, kurias padarė caraitis, rezultate tokios ilgos ir alinančios praktikos, negalima pasakyti, kad šie išbandymai buvo beprasmiški. Pagal jogą, askezę arba tapasiją būtina praeities negatyvios karmos sudeginimui. Šis etapas būdos kelyje gali daug ko išmokyti šiuolaikinius mūsų planetos gyventojus. Kantrybė tai tikrai nuostabi savybė ir aš iškart atsimenu Šantidevos frazę, kad nėra pasiaukojimo didesnio už kantrybę. O savyje aš stengiuosi vystyti šią savybę natūraliai asamuose. Tai yra, kai pakankamai sudėtinga kentėti ar atlikinėti kažkokį pratimą, perkenčiant šį diskomfortą. Būnant jame kažkokį laiką, aš jaučiu, kad keičiasi būsena. Paprastai tai būna, kai paprastai nepaprasta dvasinė būsena, artima depresijai, ar kai prarandama motyvacija praktikai, užsiėmimams. Pavyzdžiui, mažai pasireiškia kažkoks rezultatas. Mesgi norime iš karto rezultato. Mesgi kažką darome, mums reikia, kad iš karto viskas aplink pasikeistų. Na, arba kažkokie įrodymai pasireikštų, kad iš tikro tai dirba, bet nedažnai būna, kad rezultatas atsiranda. Todėl atsiranda toks tikėjimo praradimo jausmas. Labai dažnai vyksta taip, jie aplink nelabai gera energija ir pradedi kažkokį reikalą. Jau ne kartą tai buvo, atsiranda daug kliūčių. Tai gali būti ir kelionių organizacija, ir kažkokių renginių organizacija, kažkokios derybos su žmonėmis. Dažniausiai tai neigiami atsakymai. Na, masė visko gali atsitikti. Jei padirbėti su energija, net paskaityti mantrą ar kažką tokio, kas nepaprastai duodasi, tai labai dažnai pasireiškia, kad tas, su kuo pas tave nesusiklostė derybos, gali tau perskambinti ir viskas gausis. Arba kelionės liktai atšaukiamos, nes nesusirinka grupė, bet keičiant askezių pagalba energiją ir iš tikro grupė susirinka. Kelionė įvyksta, bet tai kaip pavyzdys. Taip pat natūralų noriu pateikti pavyzdį, tai santykiai su giminėmis, kurie jums labai svarbus. Pas mane buvo periodas, kai su tėvais buvo nepaprasti santykiai, dėl to, kad jie nelabai suprato mano gyvenimo kelią, kurį aš savo pasirinkau. Visgi teko likti jogos praktikoje, užsiimti užsiėmimo vedimu, nežiūrint to, kad giminės nepalaikė mano pasirinkimų. Praėjo pusę metų ir dabar situacija pasikeitė ir mano artimieji, maža to, kad palaiko mane, jie patys atsistojo ant savęs tobulinimo kelio. Ir aš tikiuosi, taip pat gaus rezultatą. Aš tikiuosi, kad askezės ir kantrybė kažkokiu būdu tam gelbėjo. Galima pasakyti, kad nuo vaikystės aš ieškojau savo askezės. Be to, tai buvo kažkaip nesąmoningai. Tai yra, aš visad mėgau save riboti. Aš laikiausi pasniku. Aš davinėjau savo įžadus. Pastoviai jaučiau, kad tai mane vysto ir valo vidų. Mano tėtis dažnai mėgdavo sakyti, kad geriausias poilsis tai veiksmo pakeitimas. Ir galimai aš pradžioje nesiejau savo trauką asketizmui su dvasiniu tobulėjimu. Tai yra, aš tik priimdavau kaip savaiminį procesą. Atvirai prisipažinsiu, kad iki jogos aš buvau labai tingiu žmogumi. Ir aš ėmiausi daug darbų iš karto. Savęs disciplina, man tai ir yra askezė. Tai yra savanoriškas savęs apribojimas nuo kažkokių malonumų. Kas tau patinka? Ar tingėjimo nugalėjimas? Va man pačia svarbiausia askezė tapo tingėjimo nugalėjimas. Tai kada tu nenori daryti, bet tu tai darai. O vėliau tu save jauti, na jei ne didvyriu, tai bent jau gerokai laisvesniu. Pasakysime taip, pas visus skirtingus askezės. Nebūtinai tai turi būti stovėjimas ant anglių. Askezė tai kasdienės pareigos. Askezės tai tai, su kokia proto nuotaika prieinami. Jei žmogus periodiškai to nedarys, tai yra, jei mes periodiškai neveikinėsime savęs, jis tiesiog užmirš, kaip tai daryti. Jis tiesiog užmirš, kaip vystytis. Kiek jis bebūtų informuotas, prisiskaitęs, prisipraktikavęs, jei jis to nedarys sistemingai, jis tiesiog užmirš tai ir jo visa kita, viskas, kas kasdieninėme gyvenime sulaiko, malonumai, norai, įpročiai, vystymasis, čia pasibaigia.
Mano požiūriu, askezės tai instrumentas pastoviam savęs palaikymui, tam tikrame savo išsivystymo lygyje, kaip fizinėme, taip ir dvasinėme, ir kaip pastovus užstatas tolimesniam vystymuose. Kai tu kenti, prieini prie piko ir tau lieka dar truputį pakentėti. Ir tada į tave būtinai įsilies kažkas naujo. Tai bus arba naujos žinios, arba naujas supratimas, matymas, ar kažkokia išmintis. Asketizmas tai neatsiejama vystymusi dalis. Priešprieša kantrybei, asketizmui, tai kas visuomenėje skatinama. Pramogos ir malonumai. Savo gyvenime iš savo patirties pasakysiu, kad malonumų ir pasitenkinimų skaičius bus lygus kančių ir askezių kentėjimų skaičiui, kuriuo žmogus bus priverstas kentėti, nori jis to ar ne. Jei žmogus pabandys atsistoti ant vystymosi kelio, jis jokių rimtų rezultatų nepasieks, kol su asketizmo kantrybės pagalba neįveiks visas tas aistras, visus tuos malonumus, kuriuos jis pergyveno. Jogoje labai dažnai aprašoma, kad tik tam tikromis atkakliomis pastangomis savęs tobulinimo kelyje tu nors kažko tai gali pasiekti. Ar išliko kokie nors raštai, šaltiniai, kur sakoma, žmogus skaniai valgė, saldžiai miegojo, kaip sako, ar atvirkščiai, ir staiga jis tapo dvasingu žmogumi, ar kažką visuomeniai padarė. Va aš tokio nesutikau. Visi tie, kas persmelkia savo kūną malonumais, jie degraduoja. Po jų lieka tik krūva ekskrementų. Ir tai, ką jie sugadino. O ko nors kūrybingo, va toks vartotojas žmogus, jis fiziškai, matomai, negali. Todėl gaunasi, be tam tikrų savęs apribojimų, vystimasis praktiškai negalimas. Būtų labai lengva, tikriausiai. Gyvenk kaip visi, smaginkis, tu dar ir evoliucionuoji. Neįmanoma. Nėra pavyzdžių. Budos Šakyamuni gyvenime taip pat buvo svarbus periodai. Jis ilgus metus ieškojo mokytojų, kurie galėtų jį kažko išmokyti. Ir daugelis iš tų mokytojų, pas kuriuos jis mokėsi, vėliau tapo jo mokiniais. Tai yra, kai Buda surinko visas žinias, kurias galėjo, įsisąmonino, suprato tam tikras visatos tiesas, tai tie mokytojai, pas kuriuos jis mokėsi, tapo jo mokiniais. Antroje filmo dalyje mes pratęsime mūsų kelionę po vietas, kurias Buda įsakė aplankyti savo pasekėjams. O taip pat papasakosime apie tai, kokius sunkumus reikėjo įveikti caraičiui prieš tai, kaip įgauti prašviesėjimo būseną ir tapti dievų ir žmonių mokytojų, gerbiamų pasauliuose. Pagal galimybės prisijungkite prie mūsų.